Mes lietuviai gyvendami Amerikoje džiaugiamės turėdami vietą, kur galėtume puoselėti savo lietuviškas šaknis, melstis lietuviškai, švęsti valstybinės šventes, sportuoti, šokti tautinius šokius, dainuoti ir mokytis lietuvių kalbos. Pasaulio lietuvių centras yra tarsi ąžuolas, po kurio šakomis glaudžiasi daugiau nei 50 lietuviškų organizacijų, saugančių lietuvybę ir burančių bendruomenę. Centras joms suteikia prieinamas patalpas, rūpinasi pastato saugumu ir priežiūra ne tik šiandien besilankantiems lietuviams, bet ir ateities kartoms. Žinote, kieno dėka centre klesti lietuviška veikla? Jūsų! Taip, jūsų. Jūsų aukos mums leidžia atlikti kasmetinius kapitalinio remonto darbus ir užtikrinti ekonomiškai prieinamas patalpas. Pažvelkite, kaip atrodo už jūsų aukas 2025 metais atlikti darbai. Atnaujinti Kryžo kalnelio laiptai, pakeistas vakarinės pastato dalies stogas, nuo gaisro pavojaus apsaugota Lietuvių dailės muziejaus tautodailės dalis, pakeisti vandens šildytuvai. Šiemet ir toliau rūpinamės pastato bei įrengimų atnaujinimu, planuojame keisti pietrytinės pastato dalies ir garažo stogus, įgyvendinti pirmąją pikniko aikštelės renovacijos etapą, atnaujinti žemutinio aukšto koridorių, pakeisti abiejų scenų užuolaidas į gaisrui atsparais, pakeisti pramoninių indų plovimo mašiną ir atlikti kitus pastato gerinimo bei atnaujinimo darbus. Be jūsų aukų to padaryti negalėtume. Todėl kviečiame ir šiemet būti aktyviais ir dosniais, paremti Pasaulio lietuvių centrą. Šiais metais mūsų tikslas surinkti $1 milijoną aukų, kurios padės įgyvendinti būtinus darbus, tam, kad mes visi turėtume tvarkingus ir saugius lietuviškus namus.